Labą vakarą, bičiuliai ir ne tik, ir šiaip visi žiūrovai, kad žiūrite mano kanalą. Šiandien vėl esu bityne, yra dabar jau 8 valandos, bet velniškai karšta, turbūt būtų net apie 29 turbūt šilumos. Beje, reikia įsidėmėti iš karto, kad ir rašau, tai yra šiandien Liepos 9 diena, nes aš auginsiu motinėlių. Ir šiaip tai, kad būtų įdomiau, tai yra, čia jau susikaliau, čia turbūt 9 motinėlės bandysiu užsiauginti, bet iš skirtingų skaitos avilių. Tai visų pirma, tai bus, dar matysiu kaip, porą Italijų, kokias 3 gal karnikas, Šiluvos vietinių dar, rastinių, 1 arba 2 ir aborigeną. Žodžiu, šitame bus rėmelyje visokių, sakykime, rūšių ar rasių bandymas užsiauginti motinėlių. Dabar, kad tai atlikti, reikia man starterio. Starterį panaudosiu šitą avilį. Bet prieš tai, kad visą tai atlikti, tai visų pirma, šitą avilį bus, sakykime taip, įsijimsiu 2, sakykime, iš lizdo korius ir padarysiu, sakykime, atskirtuką su motinėlė, o visas kitas biteles paliksiu be motinėlės. Kaip sakoma, liks avilys laikinai, tai yra 2 savaitėm, nes motinėlės įprastai įsirita per 16 dienų. Tai 16 dienų šitas aviliukas pabus be motinėlės. O tuo metu atskirtukas toliau gyvos. Nu, vadinkim, čia toksai rėmelis, čia susidės šitie visi rakandrai, čia su šito pinseteliu įdėsiu kiaušinėlius. Tai visas procesas taip ir tęs, sakykime, kaip čia seksis, nežinau, ne viską gal pavyks nufilmuoti. Bet, kaip sakykime, esu tokios minties, kad tai yra, kaip bebūtų, jau sezonas visas, sakykime, taip įpusėjo, čiutnei ir į antrą pusę. Vis tik, jeigu kažką ir pavyks čia man tų motinėlių įsiperėti ir kai kurios, jeigu sėkmingai apsiskraidys, aišku, aš kai kurios paliksiu atskirtukus, nes noriu apsidrausti, kas nebuvo šiemet padaryta, kad turėti keletą kokių mažų atskirtukų ant 2-3 rėmelių skaitos ir šeiminėlės, kad jeigu pavasarį kažkuris aviliukas, jeigu prarastų motinėlę ar dar kažkas nutiktų, kad aš turėčiau iš kur startuoti. Ir nesvarbu kokią, galbūt net ir 1 piktąją čia įkurdinsiu. Galbūt matysiu, kaip buvo jau mintis atliekti čia anksčiau, 6 valandą, bet buvo toks alinantis karštis, kad iš vis baisu. Dabar bitelės bent skraidyti labiau pradėjo. Nu, čia priklauso, kaip kurios labiau karštį perneša. Tai ką, susitiksime prie avilio. Biškutį, kaip aš filmavau, toks buvo karštas oras ir užlinko vienas video failas, todėl negalėjau parodyti, kaip iš čia išėmiau 3 korius ir iš čia suformavau, sakykime, tokį kaip ir atskirtuką, kuriame yra motinėlė. Koriai šitame visi yra sudėti, kiek galima, su kiaušinėliais, su mažytėm lervytėm, o šičia kiek galima palikau visus, sakykime, uždengtus perus, bet aišku, 1 kitą pražiopsojau turbūt. Taigi turiu, biškutį susivėlinau, baisiausiai susivėlinau. Taip, čia dabar yra, taip gražiai, biškutį. Mački, kad viskas taip greitai, kai nori padaryti, nieks nesigauna greitai, o jau temsta.
bet iš dalies gerai, ką vakaras šiltas. Tai ne taip, sakykim, reikia saugoti baisiai lervutes. Taip, tai dabar yra, taip, pasirašau iš karto. Ai, karnika, pačias geriausias, tai aš jau karnika. Nu, čia bus ital, nu, rastinis. Matysiu, tai čia šiluva. Ir čia aborigen. Taip, dabar nežinau, tikiuosi viskas matytis. Taip, tai dabar pirmoji eilėje čia tokių turiu visokių ir savo prietaisėlį tokį pasidariau, jeigu matot. Taip, ir dabar šitos pasidedu, pirmoji eilėje reikia, aišku, nuo karnikos. Taip, neišėjo, čia man taip sakiau, aš čia iš karto. Čia reiktų gal net ir taip biškutį. Panašu, kad čia ar nereiks. Taip, dabar reikia, aš nežinau, ar matysis. Bliamo, aš pats jau per sietų kartais jį matysiu. Dabar, žodžiu, vat yra, su šituo nepavyks čia taip paprast. Nu, vop, tai lemba. Turiu bėdą. Neleidžia. Šiaip velnes gaunasi. Žodžiu, užpuolė bitės, turiu biškutį važiuoti lyg namų kažkur ar į kitą vietą. Tiesiog gal su mašina pavažiuosiu, kur šviesiau ir sudėsime viską svarbiausia. Nu, nežinau, egzotiški darbai, labai sudėtingi. Tikiuosi, čia neužpuls. Bitukės čia tie mano įrankiai. Taip. Aš jau buvau įdėjęs šitos į avilį, biškutį bitukės valė. Nu, svarbiausia, biškutį reikia, nežinau, kaip čia man. Va čia kaip tyčia, jeigu matot, yra to, ko man reikia. Ir pabandysiu švelniai čia nežinau, nelabai matau vykusiai. Vat yra ir faktas. Vat bandysiu. Buvo labai gražiai įsijėmė. Šiaip aš nežinau, čia miniatiūriniai darbai. Šičia dar, tai biškutį. Labai gražiai įsidėjo, gerai biškutį padaugėjo. Karnikas. Čia taip. Šiaip sąžiningai. Čia darbelis neišjuokingų. Dar kadangi to nedariau, tai nėra įpratimo. Bet po biškutį judu į priekį. Nežinau, gal ar dar aš čia esu filmuojamas mašinėlį. Tai vat, nu, žodžiu, pabandysiu kažkiek pafokusyti.
Tokia matau visai nebloga. Va, gražiai iškeliu. Na, pabandysiu, jei galima, kad ir skaitos. Čia taip. Žodžiu, daugmaž visur sudėjau. Nežinau, kažkaip čia fokusas jau. Žinot, jau baigia ir sutempti. Pabandžiau parodyti, kas tai vyksta. Šiaip tokį jau turiu šedebrą pasidaręs, bet dar dėl viso pikto čia priklijuosiu vieną kitą, sakykime, ir koriuką gabaliuką ties tom vietom, ką esu užrašęs. Tai ir keliaus į avilį. Tuoj pat keliaus į avilį, šiaip darbelis ne iš, kaip aš toksai čia praktikantas, tai gan įdomus ir kuo čia baigsis, nežinau. Pagaliau atėjau, pagaliau su tais visais juodais darbais pabaigęs. Ką, staigiai nusikeliu korpusą. Jau mato temsta, gali ir bitutės sukilti. Gan rizikinga tokiais betankės bitukių centre labai geras. Tai gal ir bus gerai, ką ir iš karto. Jo reikia slinkti, kad kuo mažiau bent bitelių nukentėtų. Šiaip galiu pasakyti, nusikaliu, bet ir smagu tuo pačiu. Projektas įgyvendytas, aišku, dabar šiaip dabar aišku, neaišku. Ko čia ne jau pabėgo visos bitelės. Nu, negalėjo pasprukti šito avilio. Čia taip keistai dabar man pasirodė. Dar pasitikrisiu. Ne, viskas gerai. Bitelės yra. Bitelės gerai. Bet šiaip matau pasliekti, tai reikia dar ir stovą faktiškai. Nu, paskiau gal nereik statyti ant rimto stovo. Ant rimto stovo. O dar nulėks. Jos šiaip gal kažkiek paklaidžios. Bet čia motinėlė yra, tai vis tiek kažkiek čia grįž. Tai tą reikia čia kažką pasliekti ir bus viskas ir šiandien viso gero. Tai tiesiog